Sveiki, vaikičiai ir mergičkas, bitutes prižiūrintis ir bandantis tai daryti. Nu kągi, vasarėlė žvilgterėjo pro durų plyšiuką, bet į svečius taip ir neužėjo ir panašu, kad tas durytės jau uždaro ir šiemet mūsų nebeplanuoja lankyti. Liepos 31, penktadienis, orų pranašautojai išpranašavo gerą orą šiandieną. Kaip matom, jisai tikrai neblogas. Ir dar rytoj tokį pat žada. Įdomiai, tik 2 dienos lyg geros ir po to vėl nieko gero. Tai šiandien pasiėmiau laisvadienį, nes reikia apžiūrėti tas bitutes po galais, kad įsivaizduoti, kas čia kaip pas mane yra. Ir jau galvoti apie sezono pabaigimą ir bitučių šeimų ruošimą žiemojimui. Nes kai tokie orai, tai apie kažkokį medaus rinkimą kalbėti prasmės nėra. Jei ten kažkokią valandėlę ar porą išpuola normalesnių, jeigu dar išlekia kažkokią tai kapeikyčių pasikapeikinėti, tai augindamos perus, tą, ką parsinešė, jiems ir sumaitina, o dar ir ką, jeigu turėjo, ima į rezervus. Nu, tokia abejotina prasmė tų perų auginimo. Tai geriau suorganizuoti taip, kad reikalus taip, kad užaugintų tų perų tiek, kiek reikia mums žiemojimui, atimti tą, jeigu kažkas dar yra atimamo, ir užmaitinti. Jau viskas, tegul tupi be perų auginimo, tada minimalus tie poreikiai joms maisto ir viskas. Laukiam žiemos. Tiek to džiaugsmo šiemet su bitutėm pasikrapštinėjimo. Nu, o šiandien pirmiausia eisim žiūrėti mūsų mikrošeimelę, šeimelę burbulėlį, nes panašu pagal tai, ką paskutinį sykį matėm, kad ją pirmiausia reikės ruošti tam žiemojimui. Toks vat reikaliukas. Ir ką mes šiandien darysim? O šiandien mes atsidarysim plečkutę degtinėlės. Taip, nejuokauju. Pagalvojau, kadangi čia yra toks iš dalies mūsų eksperimentas, ne eksperimentas, bet bandymas, stebėjimas, kaip tas dirba mūsų automatinis bičių fabrikėlis. Tai nors ir augina dabar tos perus, bet bus labai naudinga įsivertinti, koks šiuo momentu daugmaž tos šeimos yra erketumas. Erketumą testuoju alkoholiu ir to tokiu purtaliuku. Čia yra sėtelis, talpelė tam alkoholiui arba cukraus pudrai, įberi jaunų bitučių išsiritusių arba maitintojų, ant kurių ten, jeigu vat, yra erkėta šeima, ant kurių tupi tos erkutės, suplaki čionai ir ten skaičiuoji tas erkutės. Pudros nenaudoju, nes yra netikslu, mano nuomonė. Nežinai, nei kiek tų bičių čia buvo, nei būtinai tos visos erkutės galbūt nusivalo nuo jų ir jas tiksliai suskaičiuoja, nei tos procentinės tokios tiksliai neišeina. Toks įgaunas preliminarus įvertinimas, kaip subjektyvus, vat, ką matė, apie kiek ten tų bičių ten įsivaizduoja ir ką ten tų erkių nupulti, žinai. Nu, tai nėra blogai iš tikrųjų. Bet tos tokius preliminarius aš pasižiūriu tiesiog įkišdamas padėkliuko, kartais padūmindamas, kad sustresint, kad jos pasitrintų, ir pasižiūriu, kiek ten per parą daug mažai iškrenta, žinai. Yra ten tokie tie reikaliukai, čia yra gal tos bendruomenės, kur negydo nuo erkių, laiko bites ir išsivedinėja atsparias erkiam. Panašių principų ten žiūri, turi savo tas normikės, kiek per parą turi iškristi, tai visą tą kažkiek tai aš irgi žinau.
ir tą tokį preliminarų kažkaip orientuojos. O alkoholiu, jau gaunas, kad tiksliai nusiplauna, po to, aišku, tas bitutės miršta, bet man noris tikslumo, bent jau šitam etapė, po to jau žinant nebereikia, gaunas galabinimas bitučių, bet vardan gerų tikslų. Tai vat, po to tas nusiplauna ir tos erkės gerai, ir tas bitutės galima apžiūrėti, ir tiksliai suskaičiuoti, ir kažkiek tai tikslėsim tą erkėtumo procentą įsivesti. Tai pabandysim tą pasidaryti dabar. Galbūt matysim, koks tas bus rezultatas, galbūt vėliau dar padarysim sykį, kai jau bus visi periukai įsiritę, nebebus čia perų, žinai, dar vertint, matysim, koks šiandien bus tas rezultatas, kad kažkiek labai ten vis galabit nesinori, žinai. Kažkiek įjungsim sveiką protą ir gal per daug tų testų nedarysim, o gal ir darysim, nes filmuoju, žinai, pasižiūrėti, visiems parodyti panašiai. Tai va toks va reikaliukas. Darysim testuką. Antras dalykas, atsimenat, kaip minėjau, paskutinį sykį, kai mes žiūrėjom, čia iš tų 10 buvo 9 jau kaip ir plytos, ta prasme, ne 3/4 ant koriuko, vos ne 4/4 tų perų. Ir paskutinis tas koriukas 9 jau buvo ten viena bent jau pusė, kaip pamenu, tikrai ten buvo išvalyta ir nupoliruota su vakutės, kaip po užgrobimui, kaip sakant, vėlgi periuko auginimui. O kaip minėjau tose teorijos filmukuose apie tą automatinę fabrikėlę, tai jau šiek tiek įveda rizikos, kad tų ne tik superbičių pasigamins, bet kažkiek reikšmingesnis ir tų spėtiminių bičių kiekis. Jeigu visus 10 užima, nes kaip minėjau, bent jau vienas, geriau pusantro to koriuko būtų ten žiedadulkės ir kas neperaižė. Kad nebūtų, nes tarkim, jeigu 10 plytų, tai čia 3 kg perų. Tai bent jau, kad tų perų laikytus apie 2,5 kg, tada tikrai galbūt stabiliai. Čia tas viskas vyksta, žinai, ir nebus kažkokių staigmenų, kad kažkuriam tai krašte, mūsų atveju, ko gero, iš čia Litlės Plečias, kur ten siris didelis kiekis tų bitučių, jau susiformuos kažkuriam tarpremyje ta tokia koalicija, žinai, spėtiminių. Ir kai motinėlė ateis, jau jos privers ją padėti kiaušinėlį, išvarys ir iš to kiaušinėlį jau spėtiminį lopšelį darys kažkuriam tai krašte, žinai, mums sakė, galbūt šitoj pusėj tikėtina labiau. Nes tai va. O bitės taip ir gyvena tarpremiuose, iš tikrųjų čia yra bendra šeima, bet jos gyvena kaip komunalkiai, žinai, dar atskiruose kambariukuose. Kiekvienas tarpremis turi savo, žinai, politiką tenai. Ten skiriasi šiek tiek ir ta bitučių sudėtis pagal amžių, pagal funkcijas ir panašiai. Taip pat tas spėtimas ir būna. Vieną užgrobė tarpremį, žinai, tas komunalkės, tą vieną kambariuką spėtiminės, po to 2, 3, 4, čia ant galo liko ta motinėlė, kur jau ant vieną tą tarpremę ten su savo svitikė. Ir tą užgrobė, tada jau viskas, žinai. Ta motinėlė nebeleidžia jas maitinti, žinai, ruošia išlėkti, o čia jau būna pradėti tie lopšeliai siūti tam krašte, kaip taip važiuoja tas užgrobimas komunalkės kambariukų. Ir 12 dienų lopšelis užakiuotas, spiečių, žinai, toks grubiai, va, toks vaizdžiai mechanizmas to spėtimo. Tai man būtų gerai pasitikrinti, žinai, kokia ta situacija su perais, žinai, ir kaip greitai čia man reikėtų jau rišti tą naujų kiaušinėlių dėjimą, tiesiog eiti ant to, kas yra, žinai, ten 2,5, kiek čia gali būti kilogramų, žinai, tų periukų, kad jie taptų žiemos bitėmis, superbitėmis ilgamžėmis ir jau jie žiemotų. Tuo pačiu timtume čia, jeigu kažkas dar yra po to išsukimo, ten buvo kažlakstyti, ar kažką daro, nedaro, žinai, atimam ir žmaitinėm. Parodysiu iš esmės, tada šiandien per kietumo testą pasidarom, pasitikrinam tą lizdelį. Jeigu čia jau užgrobta, galbūt aš ir paliksiu, bet įvertinsiu visą situaciją, žinai, pasižiūrėsiu kokią man terminą. Tarkim, jeigu jau visas užgrobtas, tai galbūt verta būtų kas porą savaičių, 15 dienų, bent jau 12, žinai, patikrinti vis kokią situaciją, ar iš tų superbičių ne per daug reikšminga dalis tampa spėtiminė. Taip pat, jeigu teisingos šeimos, jos jau ant spėtimų neturėtų eiti iš rugpjūtį. Jeigu jom čia va viskas tvarkoje yra, bet pas mum bitės yra tokios, kokios yra, jos yra, kaip čia pasakyti.
sakyti, užterštas emigrančių, tokių geltonodžių. Ir tenka su tom taikstyti, žinai. Tai ir ta psichika gali būti šiek tiek iškraipyta, kažkur kaip ir veikia teisingai, bet kažkur tai ir sublūdija. Yra kaip yra, situacija nepasikeis, bent jau artimiausiu metu, o žiūrint į patirtį bitininkystės, kaip jinai rutuliuojasi, ir ne artimiausiu metu jinai nepasikeis, viskas tik tai lozunguose, transparantuose ir deklaracijose, realių kažkokių apčiupiamų veiksmų ta kryptim nieko nedaroma, tik tai kalbama ir dalyjamasi paramomis ir panašiai. Visi patenkinti, visiems gerai. Tai va tokie reikaliukai. Nu matysim, jeigu čia kažkokią svorį dar paisiu, gal pasižiūrėsim, kas šitoj meduvėj. Tas čia daras šitą išsuktą, va, sudėjom tą tuščią, čia kažkas gal buvo pašoksyta, kiek pamenu. Nu pažiūrėsim, kažką kėlė, nekėlė, ar čia jam užtenka to maisto, neužtenka, kaip čia kas vyksta. Kaip testukas į kokią tą situaciją. Pasižiūrim toj šeimelį ir tada nuspręsim, kaip ją ruošiu žiemai. Nu ką, vėjas šiek tiek šiandien yra, šilta tai gerai, galbūt netrukdys mano balsui, nu čia, kur aš prie kaklo biškai šone prisidėjau, galbūt labai mano kvėpavimo šniukštimo nesigirdės, kaip kokio tai širdininko. Ok, didelė mano širdis, iš tada girdės taip. Ok, einam, pasikrapštyk neti. Nu va, aš jau čia. Tai dabar nusikelsim tuos aukštukus meduvės mūsų ir eisim žiūrėti čionais. Svarbu būti ramygalos būsenoj, nebūti, o būti Tada ir bitės bus ramios. Lendam. Nusiemam stogą. Pasidedam šalia. Yra meduvėse bitukių. Dabar čia nerodysiu, po to pažiūrėsim. Nukeldamas pažiūrėsiu kaip svoris ant pojūčio, ar yra kažkas, ar visiškai barška, nes orai tokie dabar, kad apie kažkokį medaus rinkimą vargiai galima kalbėti. Greičiau galbūt galima būtų kalbėti apie maisto atsargų tikrinimą, ar pakanka perų maitinimui ir ar nereikia ne tai, kad laukti parnešant kažko, o galbūt iš tiesų reikia šeimom davinius duoti. Tai nereikia pamiršti. Nes jeigu badauja šeima, tai nieko gero, nebus nei perų, nei medų, nei rezultatų. Tik šiemet pabaigiant, tiek kitais metais, nes šeimos bus silpnos ir niekam tikusios. Nu, svorio čionais mizeris. Kažkas gal šiek tiek truputėlis ir jaučias, kad netuščias, bet visiškai nieko. O, vėl kamanė buvo įlindus. Matos čionais. Tuo aš pasistatau kamerytę. Va, kamanės liekanas kažkaip papuolė į meduvės. Per grotelės nebeišlindo. Jai buvo kajuk. Kažkuriam filmuke rodžiau, kad čia tas kamanius, tai pas mane daug čia tų kamanių. Kažkaip labai geranoriškai tos bitukės jas čia įleidžiama. Gerai, pasistatom taip, kad matytume vaizdelį. Kažkaip tai. Vyriuką pasidėsiu gal prisėdęs. Dėlios, nu, manyčiau, matosi, ne? Tas mūsų kamanis.
detalėmis dar neišardytas. Tų bitukų čia yra. Imam groteles. Bandom žiūrėti, ką mes čia turėti. Oho, bitukų turėti mes čia tirštai. Nu ir bandom, galbūt tas, buvo, sakiau, jau patuštinto akučių ir populiaruoto, davai, nu to gal ir pažiūrim. O čia jau jos susiorganizavo per auginimą. Pagal svorį, duonelės nebėra. Ir kiaušinėlio išoriniai pusė jau yra. Ne visas, bet čia bent jau kur prapučiau matau, kad yra. O kita pusė va jau buvo užgrobta ir jau čia net ir dengti perai. Bet neplyta toj pusėje, o čia tik pradėta dėti, ne? Dabar iš karto žiūriu ir motinėlę, nes man būtų gerai ją pasimatyti ir kažkaip gal net ir uždaryti, jeigu pamatysiu, kad netyčia į tą testą nenapurtyčiau, tai būtų didžiausia kliurka. Ok, dėkim tą dengtus į išorę, tuos čia jau irgi išpoliruotas akutės. Galbūt kol kas aš, kad lengviau sklaidyti į prie šono, pasidedu tą koriuką. Bandom pražiūrėti kitus, bet faktas, jeigu jau čia, kaip sakant, pusę korio pilnai padengia ir kita pusė pradėjo, tai greičiausiai, kad jas visi čia yra 10, tai čia jau bus netoli 3 kg peruosi, ko gero. Tiesiog pažiūrim, kokią situaciją. Opa. Matot, va tokių kabančių yra. Tai šiek tiek spitiminės bitės gali būti. Plyta. Šitas koriukas. Čia vidury, kur išsirytė lervutės gana stambios. Kitur viskas susėta. O šičia va, kur išsirito, dar nespėjau užsėti. Matyt, neseniai išsirito. Dar motinėlė neprabėgo kažkur anam krašte. Nu, man svarbu taip daugmaž ir įsivaizduoti, kad vat irgi, kaip pasakojau kitam filmuke, tam teorijos apie datas ruošimo žiemojimui, kad ir stabdyti nepradėtų. Šiuo laiku, kad pagauti tą momentą dar, kol jos nestabdo, maksimaliai pikė ir tada organizuoti būtent tą tokią, tos reikiamus trigerius, kad jos kaip po gamtoje pasiruoštų tam žiemojimui. Šičia plyta, šitą pusę. Šitą pusę irgi plyta. Nu, manau, kad ir per bitukes matosi. Čia, kur yra vatušės akutės, ten yra jau lervutės. Šitas korys yra plyta. Nu, galbūt yra, kaip yra, aš dar jums netgi padėsiu, tą plytą trauksiu į šoną, tas, kur ta, vat, kraštinis buvo korys tik pradėtas sėti, dėsiu čia biškarčių centro, kad greičiau užsėtų, nes realiai, manau, šiam momentui dabar, porą savaičių, maksimum jums dar padirbėti iki rugpjūčio 15 ir tegul jos baigia čia tas istorijas su perų auginimais, o aš baigiu tas nesąmonės su bandymais surinkti 3 kg medaus. Taip jau padarykim. Plytą dedam čionai. Kas ne plytą dedam šalia. Ir tegu padaro man čia tos apie 3 kg perų. 2,7-3 kg perų. Nežinau, kaip aš sugrūsiu žiemoti ant tų 10. Čia tiek. Va, čia mano ta motina. Mėlynas taškelis. Tikiuosi matos. Pernykštė ta. Iš pagrindinės šeimos, kuri atkeliavo čia. O, kokia šikna didelė. Aš ją, kad būtų man ramiau, galbūt paimu
Turiu pasiruošęs, o tas žnypliukės. Tiesiog ją užsidarau žnypliukės, kai man niekur nepabėgtų ir man būtų ramu. Nu, viduj žnypliukėse, tegul vien čia būna. Aš žinosiu, ramiai žiūrėsiu, kad niekaip ir žinosiu, kad nieko jai nenutiks, niekaip nepažeisiu. Davai pasižiūrim plytą, kur atviros akutės, ten jau yra, matau, ir kiaušinėliai. Čia irgi kiaušinėliai, nu čia jau darbavosi ant to korio. Tai kuris rito, ten užsėjo. Kol kas procesas perų auginimo vyksta normaliai. Panašu, tai vadinasi, kaip su maistu problemų kaip ir nėra. Jis gali sau leisti. Bet tos meduvės vargiai ar pilnėja. Nu, bet jos tegu pastovi, bent jau, kaip sakiau, subręstas medus. Išdžius. Taip, čia kur tuščios akutės. Irgi gerai užsėta, lervutės. Kita pusė plyta. Tuščios akutės irgi lervutės. Nu jo. Realiai. Čia truputį taip ir giliau rodau, bet čia galima būtų jau ir nebežiūrėti, nes viskas aišku, tarkim, tą kraštinį dar pažiūrėti. Nu, bet pažiūrėkime. Drugrasim lopšelį, spečimynė. Plyta. Tuščios akutės, lervutės. Plyta. Okidoki. Taip, o jas ko gero išleisiu aš ant 10 koriukų. Tik tai per 2 aukštus. Tada kaip pagal planą, kaip jau kalbėjom, pabandysim kitą metą gal taip su jai ir dirbti nuo pat pavasario tą šeimelę. Nu, čia vat ne plyta, nes čia daug žiedadulkių šitam krašte prisinešta. Tai ne plyta šitoj vietoj. O šitoj vietoj irgi analogiškai, nu, bet čia yra 3/4 tikrai. Ok. Žiedadulkės yra irgi gerai. Jos reikalingos jam. Pagal tai, kaip augina, panašu, kad maisto davinį joms nebūtina dar duoti. Tai ir kol kas neduosiu. Tikėkimės, porą savaičių pratempsim. Galėsim patikrinti lizdą kiek perų ir ruošti žiemai. Nu, plyta čia. Čia va tam karšte žiedadulkių nėra, tai yra lervutės, lervutės, lervutės. Įvairaus amžiaus. Čia irgi tokios stambės lervutės, kraštuose jaunesnės. Plyta šitas korys. Lopšelio nematau. Viskas kol kas fabrikėlis veikia stabiliai. Periukų šičia šiam momentui virš 2,5 kilogramo. Tikrai yra. O, čia atrodo tuštesnis korys, įsiritė, bet žiūrim kas. Ten, kur įsiritė, visur jau lervutės. 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 Čia krašte kiaušiniukai. Šita pusė. Analogiškai. Kas čia žiūri? Kažkoks tai reikalas. Kas čia toksai? Nei lopšelis, nei kaušelis. Matyt, kažką buvo su indekorius, taip įdomi atrodo. Ok. Čia matė mane lervučių daug buvo. Įsiritė, tai galima nuo to koriuko bus daryti testą.
Ir šitas kraštinis korys buvo plyta, vidurys įsiritęs. Ir visas užsėtas kiaušukais. Šitą pusę analogiškai buvo plyta, vidurys užsėtas kiaušukais. O, kaip čia įdomiai. Ai, čia tranai į kampą kaip suvaryti. Tuoj pabandau parodyti. Tranai jau suvaryti. Vaikyčiai. Matot, čia į kampą suvyti tranai. Tupia vargšiukai, kol bus visai išvaryti. Taip, ne? Taip. Situacija aiškiai, viskas okei. Per auginimo dar nestabdo. Motinėlę čia uždarėm. Šito korio imsim mėginuką. Bandom daryti testuką. Atsidarom butelkiuką. Atsidarome šnapsuką. Nereklamuokim. Pilkim šičia mes pusę to butelkiuko. 500 gramų užteksim. Taip, taip. Taip. Kaip čia mums geriau padaryti, vėjas tasai mums trukdo. Tai galima pasipulukuoti plėvelę ir ant plėvelės papurtyti tų bitučių. Bet vėjas to padaryti mums panašu neleis. O galbūt leis? O gal ir leis. Nepavyks šiandien. Bandom kažkaip kitaip mes tų bitučių čia prasimanyti. Tai šitas koriukas buvo su lervutėmis ir išsiritusiamis. Tai bandykim. Čia biški mažoka. Paimkim dar nuo gretimo korio. Nes norėtus, jau kadangi darom, tai padaryti kapitaliai tą reikaliuką. Uždarykim tą induką. Nu, sorry, bitukai, kuriem nepasisekė gyvenimo loterijai. Viskas mes čia. Šitą pasidedu šalimais. Po to skaičiuosim, žiūrėsim jau patalpoj. Taip, surenkam čia tą lizduką. Nebemūčinam bituku. Ir tą buvusi kraštinį koriuką, kuris jau užgrobtas. Viena pusė jau dangtų yra, kita išvalyta, paruošta sėjimui ir biškį kiaušinėlių. Keiškim čia arčiau į vidų, į lizdą, nes jau ar taip visą 10 užgrobti, tegul jos samtų 10 ir darbuojas. Kur mano kaltukas, sustumam lizduką. Svarbu paleisti mamuką kažkur tai. O mamukas matau, išėjo, įlindo į tarpkorę. Okei. Oi, kad čia jūsų daug, aš įsivaizduoju, kaip čia bus vaizdas, kai reikės tą lizdą susmažinti, palikti tik tai tą korpusėlį jums
Tai čia pradžiai jums bus labai rūgštu. Labai rūgštu. Bet jūs gerai užsipildysit maistuku. Žiemos maistuku. Cukriuku. Ant cukraus žiemos. Nu, bandau užsidėti atgal aš tas meduves. Išvaikyti šitas bitulės, kad jų nepritraiškit. Pažiūrėsim, kas čia dar yra. Nesunkas tos meduves. Taip atsargiai patapnodamas, kad išsibėgiotų. Ir bandau kamerytę kitaip pastatyti, ne? Nu, va. Turėtų matytis. Kažkiek paremiau, kad vėjas nenuverstų netyčia man telefų. Pasimkim, pažiūrėkim. Nežinau, ten tą, kur apačioj tuščią buvom padavę. Neverta turbūt žiūrėti, čia matau biškį yra bitukų. Užmeskim akį. Tuščias, kai barškutis. Čia, kai už bitukų yra kažkas šlakštalkiukai. Tai ne kažką jos to maisto turi, nes ten, kaip matėm, lizde ten visur perai. Ką parsineša tą. Nu čia va truputėlis yra. Irgi va kur bitukai ten pašlakstyta. Ne, labai čia kas yra. Tuštukas. Kažkur kažkas biškai pašlakstyta. Maža niekai čia nais. Kokie čia rinkimai? Čia jokie nerinkimai. Čia kaip rinkimai Lietuvoj, vieni pažadai. Davai pažiūrim dar papačią, ten mačiau tui apatinį, kur tuščią grąžinom po išsukimo. Kažkaip bičių daugiau, jas gal ten virš lizdo laiko daugiau maistuko. Pažiūrė, ar čia filmuojas? Filmuojas. Čia va daugiau bitukų. Gal čia kažkas yra. Aplamai taip žiūriu dabar ne tai, kad dar kažkas suksi čia, bet ar jos turi čia ateičiai kažką maisto temperam auginti. Gal jos nieko neturi, aš tik tai planuosiu, žinai. Tuštukai. Nu, yra pašlakstyta biškį, tai gal savo jos ir užteks. Pašlakstyta yra. Čia va matau tų bičių daugiau. Tai matyt kažką lizde, kadangi vietos nėra. Nu, yra truputį yra. Tai jos dabar mums į tą čia naispį. Nešas. Nu, okei, virš lizdo dedas. Dabar ką, kad būtų lengviau jom pasiekti, paimti periukų maitinimui. Nes lizde vietos maistuko laikymų nėra. Koriukai žemė, jeigu būtų dadano koriai, tai čia būtų tie perai, o čia tai būtų maistukos, kadangi yra žemi koriukai, tai čia visi yra perai, maistukui nebėra kur vietos. Kelia tai antrą aukštą kaip antrą dalį, jeigu dadaninį formatą. Yra kažkiek pasišlakščiusios, link vidurio čia šiek tiek daugiau. Yra, bet taip, žinai, taip jau labai ekonomi. Blin, net nežinau, kaip čia tie orai dėliosios. Jeigu čia jos daugiau laiko tupės avily, neišlėksi lauką. Po žydelius palakstyti, čia pas mane kieme šiek tiek ir tai dubiliukai sužyda. Nu, va čia daugiau. Čia toks ir svoris jaučias. Tai va, bandau įsivaizduoti, kiek čia jos į priekį turi tokiam kiekiu to maisto. Turiu ne kažką iš tikrųjų.
jeigu kalbam apie 2,5-3 kg peruose, tai čia to maistuko pelės ašaros. Aišku, jis ne visas iš karto reikalingas, dalis perų dingti, bet šitas va sunkesnis, toks gerokai sunkesnis yra. Nu, viskas labai ekonomi ant ribos ir čia kažko delsti neverta, nes gausis taip, kad ir perų mažiau pradės auginti. Šitas pilnokas, pusė, sakyčiau, ploto. Ok, šitam krašte turi, bet, kaip sakau, delsti neverta, nes esant tokiai situacijai, teks duoti arba davinį, kad perus augintų, arba jos tiesiog neturėdamas resursų maisto, ims jų auginimą mažinti. Ir gausis mums iš to, kas galėjo būti liuksum pirdom, gausis šnipštarumą. Ok, turim tai raumeny. Va, apsvykęs šitos žaliavos. Čiupkitės. O taip. Papa. Aiški situacija. Netempiam gumos, einam link paruošimo žiemai, kol yra pilnas korpusėlis perų, virš 2,5 kg, kad mažiau ir nebūtų, ir juos ruošiam žiemai. Nes čia viskas gaunasi įtemptai, maisto resursų nėra gamtoje ir situacija jų pasidaryti neleidžia. Surenku viską atgal. Viską atgal. Mums furkos. Ir va, surinkom viską atgal. Nešamės mėginėlę į namus. Preliminariai čiunai erkučių nematau. Išplaksim dar gerai namuose. Suskaičiuosim, peržiūrėsim, kiek tų bitučių, ar ant jų neliko prilipusių erkučių. Ir būsim įsivertinę, kaip veikia ta sistemėlė. Impulsinė, perų auginimas su pertraukėlėmis. Automatinė superbičių gamybos fabrikėlė. Preliminariai. Nu, ir turėsim kažkokius duomenėlius. Pradinius duomenis jau turim. Ok, keliaujam į trobelę. Taip, jau esu viduje. Mėginėlės tasai mūsų. Nežinau, kiek tų bitučių čia pavyko man sučiupti. Kažkas plaukioja liktai. Tuoj žiūrėsim, dar plaunam. Gerai. Nuplovėm toksai degtinėlė šiek tiek nebeskaidri, nešvarios bitutės. Trinas tenai dulkėse, žiedadulkių ir kitokiuose. Matant, čia tas mūsų bitukės. Išimam jas. Apžiūrim. Yra erkučių, yra. Matot, va, ant šono. Vieną matau. Ant kaklelio 2. Jeigu parodysiu su pirštu, va čia va 2. Čia va vieną matau. Ant dugno nematau. 3 prilipusios ant to induko erkutės. Tai yra nemažai tokio kiekio bičių. Ir matau vieną plaukiančią degtinėliai. O ten va, erkutė tai neišbėgo jinai. Nu, jinai neišbėgo, bet jinai va čia va yra. Čia va
pirštukas, kur man liečias. Čia va yra va. Viena. Tai 4 erkės, ne? Šičia nėra. 4 erkės. Dabar ką mes darom? Ką mes dar darom? Biškai privarvėjo čionai. Mes darom, skaičiuojam bitutes ir jas apžiūrim. Pasiėmiau dar rankšluostuko. Apžiūriu galbūt nekalbėdamas, kad galėčiau pagreitinti, bet mums reikia jas susiskaičiuoti apžiūrėjus, kiek čia jų buvo. Erkės yra 4. Viena erkė ant bitės, erkės 5, nenusiplovus. Taip, jei neapsirikau, čia 25 bitės. Taip, dar 25 erkės bitės. Tai 50 bičių turim ir 5 erkės, 10%. Žiūrim toliau. Dar 25 bitės, erkės lieka tas pačias 5. Peržiūriu bites, nes ne visada būna, kad nusiplauna jūs. Matėt, ant vienos radau 5 erkę. Tai va, užtat sakau, tas cukraus pudros, jisai toksai labai netikslus dar gana gaunas, tik tai bendrais bruožais. Čia noriu turėti tikslesnius duomenis ir savo, kad žinot perspektyvą to viso metodžiuko, kurių link judėti, nejudėti, kaip judėti. Ir jums parodau. Gerai, skaičiuojam toliau. Dar 25 bitės, 100 bičių, 5 erkės, 5% erkėtumas. Dabar skaičiavimo momentai. Toliau žiūrim. Dar 25. Baigiam skaičiuoti. Iš
kažkur va vieną nukritus, dabar net nebežinau, čia, ar čia nuo rankų, ar kaip, priskaičiuokim, kad 6. Gal čia nuo rankų mano, kai čiupinėjau. Skaičiuokim, kad 6 erkės. Dar 25, tikėkau, čia turim 150, bet čia dar biškutis vaja. Skaičiuokim. Taip, dar 17 bitučių. Apžiūriu čia tą indelį iš vidaus, nematau ir kučių likusių, bet matau ant delno dar vieną erkutę. Visai gali būti, kad beskaičiuojant bitutės prilipo, nes aš nebuvau prisilipinęs, tai būtų iš viso ne 7 erkutės. Radom. O bitučių gavos 17, sakiau, ne? 50, 100, 150, 107. Bėgau kalkuliatoriaus. Nu ką, bandom paskaičiuoti, ne? Tarkim, 7 erkės, kas yra nemažai. Dalinam iš 167 bičių lygo ir dauginam iš 100. 4,19%. Grubiai imkime, ne? Šiuo mūsų testų kažkur rezultatas 4,5%. Kaip dabar tą vertinti? Gerai, blogai? Nėra vieningos nuomonės šiuo momentu. Anksčiau sakė 3% yra 6, paskui lyg ir 3, paskui visai. Realiai 4,5 gali būti visiškai ok. Nelygu kokia šeima. Nes tarkim, jeigu įmant paskutinius tokius, kaip čia pasakyti, duomenis, tiesa, kamerytę pasistatau tuoj. Čia turėčiau gal matytis. Tai va, jeigu įmant tokius visokius paskutinius duomenis, šiam momentui tokio vieningos nuomonės, koks tas arketumo procentas yra ok, o koks mirtinas, kaip ir nelabai yra. Bet tarkim, tos anglų bendruomenės, kuris dirba ir su mokslininkai dabar prie persitrina irgi ten imti duomenis, tai tarkim, kas ten pas juos, tarkim, stebima yra, tai tos šeimos, kurios puikiai išgyvena, tai ten erketumas būna nuo 3 iki 6%. Tai va, tas 4,5 kaip ir ok atrodytų, žinai, nes tom pat kart ten apylinkėse, kur šeimos neišgyvena, kurios gydomos nuo erkių, ten erkitumas siekia 12%. Nes tendencija daugmaž yra tokia, kad jeigu čia prieš kokį 20 metų, žinai, ten ir tie 3% buvo, paskui 6 ten dato aiškumo nebuvo, nežinau, kintamas tas toks yra dydis, žinai, labai neapibrėžtas ir kažkiek tai vos netokiuose irgi vienareikšmiško atsakymo niekas negali pasakyti. Tai net nežinau, kaip vertinti, aš tikėjausi geresnio to rezultato. Tas 4,5% toksai didokas, būčiau norėjęs, kad iki 3 būtų buvę, žinai, bet ir netragiškas. Žinot, kaip padarysim, aš dar pabandysiu paieškoti tokios aiškesnės jam šiuo momentu, žinai, informacijos, kaip su to erketumu yra, ir padarysim dar testuką šitoj pačiai šeimeliai, kai jau bus visos įsiritusios bitės, nebebus peruose, o tada dar pažiūrėsim, koks bus rezultatas. Ir bet kokiu atveju jie tokia, kokia yra, ir leisim kitus metus, o pasižiūrėsim, kaip jiem peržiemos. Nesakau, taip, iš tos prieštaringosios informacijos šiai dienai, kuri yra
Tai pūsti kažkokius tai trimitus iš išgąsčio prasmės tikrai nėra, žinai. Kažkaip tai ploti katučių ir sakyti, kad oi, čia viskas čistai ir jokių abejonių nekelia, irgi nėra kaip. Vienu žodžiu, tokia situacija sau, žinai. Reikia toliau tyrinėti. Tai va tiek šiam sykį. Baigiam šitą filmavimą ir susimatysim kiek vėliau. Iki. Sėkmės. Ir nepamirškit pažiūrėti bitučių, gal jums reikia maistuko, gal badauja, laiku suruoškit žiemai, tralele, trampampam, nebemoralizuoju, ate. O, Dūzgėlyno naktys ilgos ir tamsios, bet ropšė žino, kambitas laukose blaškos, kai darbai nudirbti rankiai krenta į žemę šal. Dūzgėlyno visą nuo varginų plauna, Džakas su ledu, kai siela atsigauna, o savaitgalį su draugais jis tiesa visiems transliuoja.